automobilis, kuriuo startuosiu šių metų Dakare, tai yra Toyota 78 Land Cruiseris. Tai yra senutėlis, kampuotas, patvarus Land Cruiseris kaip tankas. Tai visų pirma, kas slepiasi po kapotu, tai reikia dar mokėti atidaryti. Tai 4,2 dizelinis variklis, be jokių turbinų, be nieko, visiškai paprastas, apie 130 arklio galių, kažkiek tai niutonų. Tai variklis yra šiaip tai toks labai bukas, nevažiuojantis, bet žiauriai patvarus, gana ekonomiškas, tai nebus problemų. Važiuoklė, ratai, viskas gana yra paprasta, prieki turim spiruoklės, galelingės. Salone, žinoma, turim saugos lankus, sportinės sėdynės, diržus, gertuvės. Mano navigacijos įranga, su kuria seksiu vidutinį laiką. Čia driveriui Sami sakys, važiuok greičiau, važiuok lėčiau, tai iš karto po akim, kad žiūrėtų kelią ir matytų, ką daryti. Gale, ką mes turim gale, einam į galą. Tai gale yra daug svarbių dalykų iš tikro, nes gale mes vežamės 2 atsarginius ratus, kas yra privaloma pagal taisyklės, tikėkime, kad jų neprireiks. Reikia turėti sentrekus, kada užklimsti smėlyje, tai kad juos galėtum pasikišti, irgi privaloma. Čia turime labai ilgą ir didelį dizelio baką, o jo forma yra tokia keista ir šitie kampukai yra čia, todėl kad šitas automobilis kažkada buvo Dakaro greitoji. Tai čia sužeistuosius veždavo ir čia vat neštuvai taip galėdavo įčiuošti. Čia dabar išsitraukė dėžutę su įrankiais ir daiktais. Tai va, tokia ta mūsų Toyota, nėra kažkokia labai įspūdinga, bet iš tikrųjų yra labai patvari ir manau, kad padarys darbą Dakar Classic puikiai.